sveika, nesveika, mažiau sveika, bet vis tiek tų baltų žiedinių kopūstų kalafiorų salotos man skaniausios yra su majonezu. Ir dar skaniau, jeigu tos kalafiorus sutarkuojam taip plonai, tarsi tokios traškios sniego juostelės gaunasi. Taigi imam kalafioro galvą ir ją tarkuojam. Šita tarkutė yra pjaustanti 3 storių griežinėliais ir ją galite naudoti ne tik tai, kaip pjaustot bulves, ne tik tai, kai norit patarkuoti kopūstą rauginimui ar salotoms, ne tik kai norit sutarkuoti cukiniją apkepui arba kokius obuolius kriaušes kokiems nors pyragams, bet puikiausiai tinka ir sutarkuoti baltam žiediniam kopūstui. Taigi nutarkuojam tas galvutes ir tada galvojam, kągi dar dėti. Imu dedu šviežią agurką, kokios keistos formos tas agurkas mano, nesakysiu, ką primena tas agurkas, kad gautųsi padorus filmukas. Taigi agurką sutarkuoju irgi tomis plonomis juostelėmis, čia tarkuoju pačiu ploniausiu storiu, yra 3 storiai, dar storesnis ir pats storiausias, taigi 1 mm, 2 mm ir 3 mm. Imu taip pat papriką, renkuosi tas tokias ilgas plonas sienes, jos skanesnės ir kai sutarkuojam, jeigu jums nepatinka, kad gaunasi paprikos tokie ploni tarsi rutuliukai, galit paimti žirkles ir truputėlį pakarpyti, tada gausis tokie šiaudeliai. Mėgstu šitą pjaustyklę pjaustančią 3 storių griežinėliais, bet labai mėgstu ir tupperware žirklės. Kai bus nuolaida, tai nepraleiskit progos, kol kas dar neužmačiau, kada joms bus nuolaida, bet nepraleiskit progos įsigyti, nes visokiems tokiems pakarpimams. Štai dabar pakarpau papriką, sukarpysiu svogūnų laiškus, nes svogūnų laiškai irgi labai tinka į šitas salotas. Taip pat šitos žirklės tinka ir pakuotėms prakirpti, taigi kaip bus nuolaida, nepraleiskit įsigyti. Ir dabar galima dėti iškart majonezą, maišyti ir valgyti tada prie kokios mėsos, bet jeigu valgysim šiaip, tiesiog pietums, tai dedam arba servelatą, tokią dešrą, arba karštai rūkytą kumpelį. Ir peilis, matau, kad mano jau truputėlį sunkiai pjauna, tai paimsiu ir pasigalasiu. Ir tikrai rekomenduoju tupperware galastuvą ir dabar parodysiu, kaip juo naudotis. Jis yra toksai mažiukas, neužimantis daug vietos, tai paimam tiesiog ištiesiam, išsilanksto, paimam, jį prispaudžiam ir galasdami nespaudžiam, bet lengvai pertraukiam peilį kelis kartus nuo pat pradžios ašmenų iki pabaigos ir viskas mūsų peilis yra pagalastas, tikrai nespaudžiam ir vienas griovelis yra lygiems peiliams galasti, kitas griovelis yra banguotiems peiliams galasti. O aš tiesiog dabar imu ir supjaustau servelatą mažyčiais tokiais gabaliukais, tiesiog kvadratukais. Šita lentutė irgi yra tupperware gaminys ir jinai yra lanksti specialiai, kad sulenkę taip galėtumėm tiesiai supilti į puodą, į dubenį, kur mums reikia. O aš dabar pasiimu atskirą dubenuką ir dalį užmaišysiu salotų su majonezu. Žinot, kad neužsimaišom viso kiekio iš anksto, nes jeigu liks kitai dienai, tai mums praskystės, tai sudedu dalį daržovių, dalį servelato ir išmaišysiu su majonezu. Noriu, kad jūs įsigiję tupperware indus, naudotumėt, o jeigu kažko pritrūktumėt, dar visada rašykit man. Astos laimingų indų krautuvėlė yra pasiruošusi jums padėti, taigi dabar dedu majonezą, išmaišau ir viskas, mūsų salotos jau yra pagamintos, o pjaustyklę nuplauti visiškai lengva, tiesiog pakišam po kranu ir jinai nuplauta. Kad nesusižeistume, tai visada prieš padedant į stalčių uždarykim ašmenis, tiesiog stumtelim tą raudoną dalį į apačią ir viskas. Ašmenis uždaryti, pjaustyklė saugiai gali gulėti stalčiuje, jinai turi ir laikiklį, kad būtų galima užmauti bulvę ir nenusitarkuotumėm pirštų. Taigi skanaus jums, o jei norėsit tupperware gaminių, rašykit man. Iki susiradimo.